Sveiki, brangus draugai, su jumis Valdemaras ir podkastas 5 minutės. Ką jie mato? Ką jie matė tavo rūmuose, toliau klausė Izaijas. Ezekijas atsakė, jie matė visą, kas tik yra mano rūmuose. Neliko nieko mano turtų rūsiuose, ko nebūčiau jiems parodęs. Izaijo 39 skyrius, 4 eilutė. Pasiuntinių apsilankimas pas Ezekiją buvo jo dėkingumo ir pamaldumo išbandymas. Jei Ezekijas būtų pasinaudojęs jam suteikta galimybę paliudyti apie Izraelio Dievo jėgą, gerumą ir gailestingumą, tai pasiuntinių pranešimas būtų buvęs lyg šviesos spindulys, persmelkintis tamsą. Bet jis išaukštino save aukščiau kareivijų viešpatės. Tačiau Ezekijas neatsilygino dėkingumu už jam suteiktą malonę, nes jo širdis tapo išdidi. 2 Metraščių, 32 skyrius, 25 eilutė. Istorija apie Ezekijo nesugebėjimą išlikti ištikimu savo pašaukimui papildyta svarbiomis pamokomis kiekvienam. Žymiai daugiau nei tai darome dabar, mes turėtume kalbėti apie vertingus mūsų gyvenimo puslapius, apie Dievo malonę ir gerumą, apie neišmatuojamą gelbėtojo meilės gylį. Kada protas ir širdis bus pripildyti Dievo meilės, tai nebus sunku papasakoti ir tai, ką apima dvasingas gyvenimas. Žodžiuose, atskleidžiančiuose tikrąjį charakterį, atspindės kilnios mintis, didingi siekiai, aštrus tiesos supratimas, nesavanaudiški tikslai ir noras pasakoti apie šventumą ir pamaldumą. Tiems, su kuriais mes bendraujame kasdien, reikia mūsų pagalbos. Jie gali būti tokioje proto būsenoje, kad laiku ištartas žodis bus lyg vinis tinkamoje vietoje. Rytoj kai kurios sielos gali būti ten, kur mes niekada negalėsime jų pasiekti. Kokia mūsų įtaka yra šiems mūsų bendrakeleiviams? Ką jūsų draugai ir pažįstami matė jūsų namuose? Ar vietoj to, kad atskleistumėte Kristaus malonės lobius, jūs rodėte dalykus, kurie išnyks su tais, kurie juos naudoja? O gal tiems, su kuriais susitinkate, jūs perduodate keletą naujų minčių apie Kristaus charakterį ir darbą? O kad tie, dėl kurių Dievas atliko daug nuostabių dalykų, grįžtų ir pasakytų apie jo galingus darbus. Tačiau kaip dažnai tie, dėl kurių Dievas dirba, panašiai kaip Ezekijas, užmiršta visų palaimų davėją. Su jumis buvo Valdemaras ir podkastas 5 minutės.